O dabar pasikalbėsime apie kūrybinių rinkinių, kurie skatina vaikų kūrybiškumą, užimtumą, naudą, nes pas mus studijoje vieši edukologė Jovita Starkutė, su kuria ir aptarsim, kaip to žaislus įsirinkti, kad būtų ne tik tai gražus, ten ne tik kad į trendus pataikytų, bet kad būtų naudingi, žodžiu, ir mūsų vaikams padėtų. Bet vat pradžiai, galvoju vis tiek, ruduo bėgėjasi, artėja žiema, vis daugiau laiko praleisim vėl namuose. Ką ten veikti, kad neišprotėtų tais vaikais? Labą dieną, Simonai. Taip, iš tikrųjų, tema artėjant rudeniui ir ypatingai žiemai tampa labai aktuali, nes daugelis tėvų pradeda galvoti, tai ką čia nuveikus grįžus po visų pamokų ir po darbų, kai iš tikrųjų netgi ir tėvams tas energijos kiekis būna gerokai sumažėjęs. Daugelis tėvų griebėsi fizinių įvairiausių veiklų, keliauja dar į lauką, grožisi, gėrisi paskutiniais saulės spinduliais ir renka rudens gėrybės, kurias panaudos žiemos vakarais, bet iš tikrųjų ir norisi tokių koncentruotų, disciplinuotų, lavinančių veiklų, kurios iš tikrųjų padėtų ir mokykloje, darželyje vaikams susikaupti, geriau jaustis, nusiraminti ir pasiruošti kitai darbo dienai. Tai tikrai reikalinga ir, rekomenduojama fizinį aktyvumą derinti su ramiom, harmonizuojančiom veiklom namuose. Oho, ir tokios veiklos gali būti, aišku, turbūt kūrybiniai rinkiniai, ne? Ir čia kaip tik mes turim Nebulous Star and Dinos Art kūrybinius rinkinius, dideli, tikrai kiekvienas vaikas nudžiugto, ne, tokį gavęs. Kuo jie ypatingi, gal galim pašnekėti? Taip, galim iš tikrųjų pradėti nuo pačios pakuotės, kurios vaikus labai sužavi. Juose daug įvairiausių dalykų, kuriuos vaikai patys gali susikurti. Taip pat juose daug smulkių dalykų, kuriuose jie gali ir lavintis, ir mokytis, ir tas sukauptas žinias, vėliau nusinešti į mokyklą ir jas panaudoti kitose srityse. Šituose kūrybiniuose rinkiniuose slypi ne tik tai graži pakuotė, daug visokiausių daiktų, bet ir daug edukologinių, pedagoginių dalykų, kuriuos kartais tėveliai pirkdami, turėtų žinoti. Visų pirma, kūrybiniuose rinkiniuose yra daug užslėptų dalykų ir atsakymų, kodėl vaikams reikia lavinti vieną ar kitą sritį, ką vienos ar kitos priemonės gali nunešti ir padėti mokykloje vėliau. Jo, pavyzdžiui, sakykime. Pavyzdžiui, kad ir tie patys blizgučiai ar karoliukai, kurie iš tikrųjų žavi mūsų mažylius, juose iš tikrųjų daug yra smulkiosios motorikos. Vaikai juos čiupinėdami, klijuodami, atsirinkdami spalvas, galvodami, kaip dekoruoti, lavinama savo smulkę motoriką. Mes žinom, mūsų pirštukuose slypi kalba. Kuo mes daugiau dirbam su pirštukais, vaikai dirba su pirštukais, tuo labiau lavėja jų žodynas, lavėja kalba. Lygiai taip pačiai, kuo jie daugiau dirba su pirštais, tuo labiau jiems sekasi laikyti rašiklį, o vėliau pirmoje klasėje ir geriau mokytis rašyti. Wow. Tai va čia blizgučių temą turim, iškart kažkokį Nebulous Star Constellafetti. Dieve, kokio gražaus pavadinimo daiktas. Tikrai taip. Gerai, tai čia mano pirštukam viskas, tai jau jie neišlavinti, ar kaip yra. Ką galit pasakyti, norit palaikyti, pasižiūrėti, ką mes čia turim? Šitą rinkinį mes jau ir laikėm ir prieš, ir šitas rinkinys yra tikrai labai daug visko pridėtas, jisai labai žavi, ypatingai jisai gali būti naudojamas šeimose, kuriuose yra 2, 3 ir daugiau vaikų. Pas mane, Tikrai taip, nes gali dirbti visa šeima, o ar tėvelių pirštai išlavinti irgi labai gerai pasitreniruoti, išsipakavus ir pabandžius paklijuoti. Ir tikrai daugelis tėvelių sako, kaip čia sudėtinga, kaip čia reikia tiek kruopštumą. Tai dėl to labai gera priemonė tėvams irgi pailsėti kartu su vaikais, dirbant prie tokio didelio ir gausaus rinkinio. Ir gali pasidaryti amuletuką kokį savo laimės, pakabinti ir taip, apyrankės, pakabuką, papuošalus įvairiausius ir taip toliau. Čia turbūt dar nėra visko, ką gali pats sugalvoti, žinai, tai vaikai nuostabus, kad jie dar sugeba patys prikūrybinti ant viršaus. Labai smagu, bet man labai įdomus dar tas rinkinukas, kuris yra čia už mūsų, nes tai ne tik, kaip suprantu, žaislas, Nebulous Stars Firefly Lantern. Wow, kas čia? Šviečia.
Vaikai jame pamatytų labai daug, kartais tai, ko suaugusieji nemato. Visų pirma, tai yra ir konstravimo priemonė, nes žibintą reikia susikonstruoti, reikia sugalvoti. Žibintas. Žiūrint instrukciją, galima ir paimprovizuoti ir susikurti savo, su savo detalėm, su savo spalvom norimą žibintą. Visų antra, tai yra meninė priemonė, kuri lavina koncentraciją, susikaupimą, spalvų pažinimą. Ir, vaikai po visų žaidimų keliaujant miegoti, ypatingai tame amžiaus tarpsnyje, kuriam ir skirtos šitos priemonės. Kokio amžiaus mes kažkaip? Nuo 7 iki 10 maždaug, bet iš tikrųjų šitą priemonę galima naudoti ir su mažesniais vaikais. Ir kodėl? Todėl, kad keliaujant miegoti, vaikai dažnai bijo tamsos. Jie nenori vieni, jie nori, kad mama ir tėtis būtų kartu, tada pradeda galvoti, kad kažkas po lova yra ir iš tikrųjų... Nėra po lova, man atrodo, kad yra. Reikėtų pasišviesti, pasidarant tokį nuostabų žibintą ir paieškoti, nes dažniausiai nieko ten nebūna. Ir, tokį žibintą susikūrus, kartu jį užsidegus su vaikais, keliaujant miegoti, tai gali būti tokia ir nusiraminimo priemonė. Ir dažnai, kai patys vaikai gamina, vertina labiau negu kokį šviestuvą. Net pačiam įdomu. Gerai, gal kada ir man ateis. Kada mums iš tikrųjų nepatikrinti, jeigu ne su vaikais, ne? Nes žaislų, kurių neturėjau, bet labai norėjau, tai aš per vaikus juos patikrinu ir vėl pasidžiaugiu. Turbūt taip, tas yra antras etapas, kai jau galim leisti, ko galbūt savo vaikystėje neleidom. Kitas dar, Dinos Art, man labai, ta prasme, žinomas prekės ženklas, nes turiu dinozaurų mylėtoją namie. Tai ką apie juos? Taip, šitas iš tikrųjų rinkinys yra labai puikus, kruopščiam, atidžiam, koncentruotam darbui su vaikais. Šitam rinkiniui tikrai reikalinga ir tėvelių pagalba, dėl to, kad dedant pagal trafaretu savo norimą objektą, vėliau reikia, uždėti tokį šabloną ir išlyginti, kad tie visi karoliukai suliptų. Ir tai vaikam tarsi būna tikrai toks didelis eksperimentas, kaip jie čia sulimpa, kodėl jie čia sulimpa. Ir, dinozaurai tikrai vaikų mėgiama yra tema, tai yra mylimas herojus, bet su šituo rinkiniu galima ir improvizuoti. Pavyzdžiui, raidės mokytis, ypatingai pačioje pradžioje, kai vaikai dar sunkiai įsimena raidės, galima ir raidės susidėlioti, susilipinti ir pasidėti tas raidės, galbūt savo vardo raidės, mamos, tėčio raidės. Šitas visas, kūrybinis rinkinys leidžia labai vaikams stipriai improvizuoti. Kartais netgi pačioje pradžioje rekomendacija neduoti jokių trafaretų, o leisti patiems vaikams kurti ir taip išjausti vakarais, susikaupusias emocijas, galbūt kažkokias situacijas, nepamiršti kalbėtis, nes daugelis kūrybinių rinkinių nėra vien tik tai rinkiniai patys savaime. Mes dažnai daiktams, kuriuos nuperkam patys, suteikiam prasme. Paduodami vaikams rinkinį, tikėtina jie ir žaisti, ir užsiims trumpiau, jeigu mes kartu būsim šalia ir kalbėsimės, klausim apie tai, ką jie mąsto, ką galvoja, mes tą žaidimą patys pratesim ir suteiksim jam daugiau prasmės. Ir tie pasidaryti gaminiai, jie vaikams suteiks didesnę rolę. Bet čia 3D visokie dalykėliai, aš galvoju, aš atsimenu, kur ten kažkokią širdutę padarydavau, su lygintuvu užlyginu ir tai jau buvo tipo stebuklas ir wow, kaip fainai padaryti. O čia matau ir vulkanas ir dar visokių prisidarai. Labai 4300 plus ten turbūt detalių, ne? Wow, fainai, o kas šalia dar? Šitas, čia jau piešimo reikaliukai, ar ne? Taip, iš tikrųjų, šiame amžiaus tarpsnyje vaikai labai mėgsta spalvinti ir piešti, atranda įvairiausius flamasterius, pieštukus, kreideles ir daugelį kitų piešimų, dėl to, kad iš tikrųjų tai yra svarbu, nes lavinama rankytė, jinai duoda iš tikrųjų stiprių rezultatų po to pačioje kūryboje, dirbant įvairiausius kūrybinius rinkinius. Ir čia iš tikrųjų irgi yra su tokia LED lempa. Tracking light pad. Taip, kur užsidedami trafaretai ir vaikai patys gali perpiešti norimus savo herojus, įsijausti į tų herojų situacijas, kaip jie čia keliauja miškais, kaip jie čia sutinka savo kitus draugus dinozaurus ir kartu su jais, patirti nuotykių. Ir jeigu šalia yra tėveliai, kurie irgi nori kartu keliauti su dinozaurais, tai čia galima kurti ir istoriją, kur jie keliauja, ką jie sutinka, ką jie patiria, kokį nuotykį ir galų gale tas istorijas nusinešti į lovą prieš miegą ir pratęsti tos pasakojimus, taip išlaisvinant vaikų fantaziją, vaizduotę.
Ir šiaip niekada nevėlu piešti. Man tai, pavyzdžiui, tos ir spalvinimo knygelės visokios aš paimu kartais, kai jau vaikai mokyklai. Bet turbūt ir su vaikais daug smagiau kartu piešti. Bet šitą aš norėčiau... O kažką galime išbandyti iš viską? Visiškai mes šitą rinkinį ir išbandykim kartu. Labai gerai. Ir pabandykim, kaip jisai veikia ir ką jis mums duoda. Wow, tai įsijungiam šviesą, iš karto įsijungiam ir dar prisiminiau apie šitą, nes pamačiau ir man buvo labai strigę, kad čia įsideda žvakutę ir šiaip atrodo, kad kaip vulkanas tikras. Tai dar labiau skatina kūrybą, kai tu dar gali įsijaus labiau, man tai tas vidiniai tie žaidimai labai patinka. O šiaip gal žinai, kodėl dinozaurus vaikai mėgsta? Tikrai, čia toks improvizacijos dalykas, bet vaikai dažniausiai mėgsta dėl to, kad dinozaurų nėra, jų negalima iš tikrųjų pamatyti, apie juos mes žinom labai daug istorijų ir dėl to, kad, vaikai su jais gali keliauti ir patirti daug nuotykių, sužinoti, kas yra lava, kaip užkurti ugnikalnį ir kodėl, pavyzdžiui, labai vaikams patinka tas ugnikalnio visas momentas, dėl to, kad patys eksperimentai, kaip išsilieja lava, kas nutinka su dinozaurais, jiems yra, visai toli nuo realybės. Ir nokstangsi fantazijos pasaulis. Tai va, ir Aurimas Valujavičius fantazavo, kol nuvažiavo tos ugnikalnius ir patikrino. O dabar mes galim pafantazuoti su Dinosart ir su ta lenta, kuri šviečia. Wow, čia iš tikrųjų labai smagu. Turbūt smagu, aš nežinau, niekad kaip seniai piešiau kažką. Wow. Geras jausmas grįžus po darbų. Aha, turbūt. Parelaksuoti. Aš žinau, o kodėl vaikai mėgsta spalvinti šiaip, ką žinau? O dėl ko suaugusieji mėgsta spalvinti? Dėl to, kad jie iš tikrųjų nusiramina, nugrimsta į save, apgalvoja dieną, apgalvoja tam tikrus momentus, kas įvyko dienoje ir leidžia nusiraminti. Tas piešimas ir toks vedžiojimas ar spalvojimas, spalvų pasirinkimas yra buvimas čia ir dabar. Ant linijos užvažiavau. Eik, tu savo viską sugrioviau. Žodžiu, kol mes spalvinam, jūs bėgat į mūsų apačią šio video ir pasižiūrit visus mūsų žaislus, galite apie juos paskaityti, rasit, kur juos rasti, įsigyti. Tai ačiū labai, Jovita, ir, mes tai turim pabaigti, ne? Ir šiaip pradėtus darbus reikia pabaigti ir aš labai dažnai sakau vaikams paspalvina ir numeta, kai čia irgi kažką ugdo, ne? Reikia pabaigti, tai ir pabaigime mes, o iki pasimatymo.